Turi stuburo išvaržą, tada tikėtina, kad tau reikia operacijos. Bet ar tikrai? Sveiki, aš esu Edgaras, kineziterapeutas ir reabilitacijos magistras. Esu parašęs 2 mokslinius darbus apie nugaros ir lėtinio skausmo valdymą, bet svarbiausia, pats esu patyręs, ką reiškia gyventi su lėtiniu skausmu. Todėl šią temą kalbu ne kaip specialistas, bet ir kaip žmogus, kuris tai išgyvena. Per pastaruosius metus man teko padėti šimtiems pacientų su panašiais simptomais. Ir šiandien noriu padėti jums. Šiandien aptarsime svarbius dalykus apie nugaros išvaržą. Kas yra nugaros išvarža? Kokie simptomai rodo, kad reikia sunerimti, kada operacija yra būtina, o kada jos tikrai galima išvengti. Ir svarbiausia, kokie yra efektyvūs gydymo būdai, kurie gali padėti išvengti operacijos. Jeigu patiriat nugaros skausmą arba ką tik diagnozavo išvaržą, šitas video jums padės susiorientuoti ir priimti aiškesnius sprendimus. Taigi, pradedam. Kas yra nugaros išvarža? Tai būklė, kai vienas iš stuburo diskų pasislenka ar plyšta. Iš jo išsiskiria skystis ar išsiskiria medžiaga, kuri spaudžia nervą. Dabar labai svarbu, daugumai atveju išvarža yra ne tik liga, bet ir simptomas, nes dėl kažko ji atsirado. Ar tai raumenų disbalansas, ar silpnas raumenynas. Priklausomai nuo vietos išvarža gali atsirasti į tuščias erdves ir nebus jokių simptomų. Tokiu atveju operacijos tikrai nereikės. Tačiau yra iškilęs kitas pavojus, apie tai šiek tiek vėliau. Tęsiant apie stuburo diskus. Jie tarsi minkšti amortizatoriai tarp slankstelių, jie leidžia stuburui lankstytis, sugerti smūgius ir apsaugo nuo trinties. Kai diskai plyšta arba pasislenka, jis gali spausti nervų šakneles ir būtent tada atsiranda šie simptomai. Dažniausiai skausmas juosmens srityje. Plintantis į vieną koją gali būti tirpimas, vilčimas ar net silpnumas. Tokie simptomai dažnai rodo, kad išvarža spaudžia nervą, tai vadinama radikulopatija. Dabar, turint šiuos simptomus, nereiškia, kad turite išvaržą ir nebūtinai reikalinga operacija. Tiesą sakant, net 90% asmenų jos nereikia. Išskyrus šiuos atvejus, medicinoje mes naudojame terminą raudonos vėliavos, kuris reiškia, kad yra reikalinga stuburo operacija. Nugaros išvaržos atveju tai yra: pirmas, staigus ar progresuojantis kojų silpnumas ir jutimų sutrikimas. Jei koja tampa nepakeliama, sunku žingsniuoti ar išvis valdyti koją. Antras, sutrikęs šlapinimasis ar tuštinimasis, kitaip tariant, nekontroliuojant ar nejaučiant šlapimo ir tuštinimuose. Trečias, nusilpęs ar visiškai išnykęs jutimas tarpvietyje. Tai labai specifinis simptomas, bet jeigu jį jauti, būtina kuo greičiau kreiptis į gydytoją. Dabar svarbu, didelis skausmas be šių simptomų reiškia, kad galite apsieiti ir be operacijos, net jei jis yra neįtikėtino dydžio. Patarimas būtų išbandyti konservatyvų gydymą. Bendras patarimas, jei chirurgas siūlo operaciją, bet neturi šių raudonų vėliavų, patarčiau gauti antrą nuomonę iš kito chirurgo. Dabar 3 svarbūs žingsniai prieš gydymą. Prieš kalbant apie gydymą, paprašysiu, pasiekite mano kanalą, uždėkite like, pasidalinkite su draugais ir pakomentuokite bet ką. Tai padės pasiekti daugiau žmonių ir jiems padėti. Ir išklausykite iki galo, nes galbūt turėsiu pasiūlymą, kaip jums padėti papildomai. Dabar tęsiant apie gydymą, prieš tai minėjau, kad nors ir nejaučiate išvaržos simptomų, bet užsiimti prevenciją yra būtina. Kodėl? Matot, dažniausiai išvaržos atsiranda dėl pasikartojančios mechaninės apkrovos, tada kai stuburo palaikantis raumenis ir audiniai nėra tam pasiruošę. Kai atsiranda išvarža, dažniausiai slanksteliai pasidaro mažiau mobilūs. Tuomet apkrova persiskirsto į gretimus segmentus, dažniausiai vienu slanksteliu aukščiau arba žemiau, priklausomai nuo asmens. Jei to nebūtų pasirūpinta, gali atsirasti antra išvarža ir jeigu prieš tai pasisekė, kad pirmoji išvarža buvo besimptomė, antra gali nepasisekti. Dėl to bijoti nereiktų, bet užsiimti prevenciją būtų labai patartina. Dabar, jeigu manot, kad operacija greitai išspręs problemą, turiu pranešti blogą žinią. Pirma, operacija tvarko tik simptomą išvaržą, o ne tai, kas ją sukėlė. Antra, jums reikės galimai net ilgesnės reabilitacijos, nei pradedant nuo konservatyvaus gydymo. Ir trečia, statistika rodo, apie 10–15% pacientų po disko operacijos patiria skausmo sugrįžimą per pirmus 2 metus. Iki 15% žmonių reikia antros operacijos, o antrą kartą rezultatai dažnai būna prastesni. Net 60% pacientų po pakartotinės mikrodisektomijos turėjo gero rezultato, o 35% vėl atsidūrė operacinėje. Tai reiškia, kad operacija nėra greitas sutvarkymas, skausmas gali sugrįžti, o jei nekeičiate to, kas sukėlė problemą, judėjimo įpročių, laikysenos, fizinio pasirengimo, problema grįžta arba persikelia į kitą vietą. Dabar keli gydymo principai. Pirmas. Judėkite kiek galima daugiau. Dažniausia klaida, kai žmonės turi išvaržą, nusprendžia pailsėti ar visai apriboti judesį.
Tiesą sakant, švelnus, kontroliuojamas judėjimas padeda greičiau atsigauti. Aišku, svarbu, kokie pratimai daromi ir kada. Antrasis. Apsilankyti pas kineziterapeutą. Kiekvienas asmuo labai skiriasi. Ir nors ir yra bendri pratimai, kurie gali padėti, didesnis šansas, kad jie pablogins, jei atlikinėsite pratimus iš interneto, ypač žmonių, kurie apsimeta specialistais ir labiau pasakoja savo anekdotinės istorijas, kas jiems padėjo. Jei šitas video jums buvo naudingas, labai kviečiu pasidalinti juos su tais, kurie galbūt irgi dabar išgyvena šią problemą. Jeigu norite daugiau tokių temų, sekite Tested Fit kanalą, jei surinksime daug patiktukų ir komentarų, sukursiu video su keliais bendrais pratimais ir jų atlikimu, kuriuos galėsite atlikti namuose, turint išvaržą. Ir jeigu norite individualios konsultacijos, galite susisiekti su manimi, nuoroda aprašyme.